yra naujas pirkinys už manęs. Žiūri, dažyta, ne? Ir girdžiu, kaip užkulsyje jau laukia keli žmonės apžiūrėti automobilį. Nu čia tai jau visiškai kaip ponas. Ką tai reiškia? Kad automobilis nevažiuoja. Sveiki atvykę į naują krepšinį sezoną, 25 metai. Labai daug turiu ką jums papasakot. Yra naujas pirkinys už manęs. Apie jį šiandieną ir pašnekėsim. Pašnekėsim apie sezono planus, pašnekėsim, kas keičiasi, ką naujo turim. Pasidarykit arbatos, uždedat laiką, parašot komentarą. Kaip jums sekas? Kaip jums 25 metai? Koks gavosi? Metų startas. Pagal idėją reigas turėtų būti baltas, bet šiuo metu jis nėra baltas. Reikia nuvažiuoti nuplaut. Varom nuplausim, tada pašnekėsim, ką čia gero nupirkom ir kaip mums sekės tai nupirkti. Kaip ir kiekviena balta mašina turi labai daug vietų, kur atsiranda rūdžių. Tas rūdis reikia kažkaip pašalinti. Tai dabar greitai užsuksiu į Firanto, susipirksiu porą priemonių. Ir tuo tarpu, kai važiuoja, noriu pradėti pasakojimą, kaip šitas automobilis atsirado. Tai pirmas dalykas, ką reikia paminėti, tai biudžetas visą laiką ribotas, kai užsiemi driftu. Kaip ir kiekvienais metais sezonas prasideda nuo to, kad turim žiauriai daug investicijų. Ir šitas automobilis realiai net nebuvo planuose, bet didelis ačiū tėčiui, nes realiai be jo pagalbos šitas automobilis čia nebūtų. Turint omenyje, kiek ir taip reikia sezonui pinigų. Tai kai mes sakom, kad mes gyvenam, valgom grikius ir maksimaliai taupom pinigus, tai taip ir yra. Dėkui jam labai, kad prisidėjo prie šito automobilio atsiradimo, nes galėsim jį naudoti. Tai šito automobilio iš tikrųjų ieškau kažkur apie mėnesį. Kiekvieną dieną ėjom skelbimus, Autogide, Autopliuse, žiūrėjom variantus visus įmanomus. Tai mūsų kriterijai buvo, man reikia ne tokio ilgo buso kaip pas Aleksą, kadangi mano operacijos pagrindinė mieste. Ilgas busas, be šansų parkuotis, ta prasme mes kalbame apie realiai kosminį laivą, kuris net netelpa į vieną parkavimo vietą. Negaliu pasakyti, kad ir šitas idealiai telpa, bet nesmė. Reikėjo pakankamai aukšto, nes turim padangų, reikia pakankamai daug dalykų susikrauti ir ieškojom taip, kad realiai turėtum gerą variantą, turėjom pasirinkimą pirkti arba krovininį ir perdarinėti į kemperį, arba pirkti iš karto keleivinį, nes čia esminis skirtumas yra kaina ir prieinamumas už tą biudžetą, kurį mes turėjom. Tai viskas ok, žiūrim, ne vieną variantą tikrinam, tai tiesiog žiūriu skelbime yra VIN kodas, Car Vertical įsimetu, pasižiūriu, rida, avarijos, kas buvo, patikrinu, pačekinu mašiną, ar šis apsimoka skambinti pardavėjui ir ten gilintis į jo tolimesnį stovį, nes realiai pagal aprašymą, pagal nuotraukas, taip kaip buvo sufotkinta, jau daug gali pasakyti, kokio stovio tas automobilis. Realiai sprendžiam vieną bėdą. Kedis nei gali tempti priekabos, nei jame užtenkamai vietos, kad realizuoti Pro lygos sezoną iš esmės. Tai nušaunam du zuikius ir šūvių. Ir kaip visą laiką vieną magišką dieną iškrenta variantas Autogide, pardavinėja įmonė Klaipėda. Iki Klaipėdos važiuoti pirmyn atgal yra reikalų, todėl kreipiuosi pas Stulpiną, kad jis nuvyktų į vietą ir apžiūrėtų automobilį. Ne vieną automobilį yra peržiūrėjęs, kadangi jis turi iš esmės patirties su automobiliais, tai jau yra daug geriau, nes toks žmogus kaip aš atvažiuosiu į vietą, realiai žinau tik tai esminius dalykus, esminius mazgus, į kur galiu pasižiūrėti, bet akis nėra atidirbus tų momentų, kur iš tikrųjų reiktų žiūrėti. Lygiai taip pat prieš prašant Stulpiną nuvažiuoti, pramušam per Car Vertical, įsivedam VIN kodą, pasižiūrim. Green flagas, kad kaip ir viskas ok bus su juo, bet vėlgi reikia žiūrėti vietoje, nes tu gali pasižiūrėti esminius dalykus per ataskaitą, ar buvo muštas, ar atsukta buvo rida, iš kur jis atkeliavęs, kiek jis kur gyveno. Lygiai taip pat ir gali pasitikrinti komplektaciją. Faktas, kad tai padeda, nei aš ten kompą turiu diagnostiką pasijungi dar kažką, tai realiai būtų pinigų ir laiko švaistimas, todėl kad nešvaistyti laiko ir pinigų. Paprašai žmonių, kurie tiesiog geriau gaudosi ir realiai tiesiog geriau atliks tą dalyką. Ką mes gaudomės, tai plytose ir vaškėse, čia nei plyta, nei vaškė nekvepia, tai tiesiog atiduodi tam, kas moka. Jis nuvykęs į vietą, žodžiu, rodo tokį vaizdą. Stovi eilė dėl jo, žmonės laukia. O čia kalembų, kur sakiau, įsijungia. Ir tikriausiai keisčiausia, kai man bando apipasakoti automobilio stovį ir girdžiu, kaip užkulsyje jau laukia keli žmonės apžiūrėti automobilį, bet kadangi atvyko po Stulpino, tai gaunasi, kad žmonės laukia eiliai ir jau pušina ir bando tiesiog, matomai, nežinau, duoti lengvą spaudimą, sakydami, nu ką tu čia žiūri, ką čia perdažyta mašina nenauja, nu tipo, ką tu ten žiūri. Tai aš nežinau, kaip čia, kas čia buvo, bet tikriausiai priklausė nuo pačio automobilio ir jo stovio. Ne, tai gerai, ne aš perku, čia žmogui reikia man susiusti. Čia gal žiūri, dažyta, ne? Ne, tiesiog prašė, padaryti video kokią būklę, nemato žmogus, Kaune sėdė.
Kaip jis paminėjo, nieko kritiško nėra automobilyje. Tai apsižiūrėjom kėbulą, nes faktas, kad šitie autobusiukai, jie, realiai jų esminis dalykas, kad jie mėgsta rūdyti. Tai apsižiūrėjom rūdis, nieko kritiško neradom. Tas nieko kritiško, tai kitaip tariant, su atsuktuvu nėra taip, kad jau viskas ten kiaurai lenda ir turi didžiulės problemus, kurias reiktų spręsti. Tai žodžiu, apžiūrim pagrindinius mazgus, variklis kaip ir ok, aišku, skleidė kažkokius garsus. Ir kai atvažiavau šaltas, labai klaksėjo variklis. Bet pravažiavau pro šildžių ir kaip ir nustojo, gražiai dirba. Tam tikros vietose yra parūdymai, bet bendrai į automobilį žiūrint, į saloną, į išorę, realiai prižiūrėtas. Arba tam tikrą prasme neužmuštas tiesiog. Aišku, kalbant apie ridą, rida nėra žiauriai maža. 420 000, tai realiai kaip tokia ridai tikrai stovis pakankamai geras. Ir atsiranda dilema. Kadangi ten daug žmonių stovi, mes turim realiai pusvalanduką apsispręst, ar mes taip netikėtai radom būtent tą automobilį, kurį reikia pirkti. Tai per tą pusvalandį kalbu su Aleksu, diskutuojam, ką daryti, ar verta ar neverta imti, apsižiūrim visus defektus, kuriuos atsiuntė, bet tikriausiai atsakymas jau kaip ir aiškus, nes važiuojam į aplautų. Bet vėlgi, didžiulė pinigų suma, tokių pinigų vietoje atiduoti irgi sunku, ypač prieš sezoną, kai ir taip turim planų, o dabar atvažiavam į plovyklą, pabandom nuplaut, nusipirkau vienu žodžiu tokį dalykėlį, kuris turėtų padėti su parūdėjusiam vietom, pažiūrėsim, atsiplaus, neatsiplaus ir toliau papasakosiu, kas čia gero yra. Ir aš čia matau vieną problemą, kad tas automobilis yra ant tiek aukštas, kad, čia mano pilnas ūgis. Žodžiu, man atrodo, stogą nuplautą yra visiškai be šansų, kažkur turėjom chemijos. Apiprausim ir tada užsimsim chemiją. Kas be ko čia realiai nuplaut šitą automobilį, tai reikia daugiau nei 10 žetonų. Tai ką prigrebėm, kas turėtų padėti su visokiom tokiom nesąmonytėm, nes jų čia pilna. Reaguoja su rūdim ir kažką daro. Tai pažiūrėsim, kas čia gero gausis. Realiai visur, kur buvo rūdžių, išpurškiau, buteliuką sunaudau. Ir aišku, šitos vietos nenupurškiau. Lemba. Automobilį susipažinot, tai kalbant apie sezoną, mūsų laukia naujas greičių dėžės, dogboxai. Apie dogboxus norėsiu daugiau papasakot, nes tai yra laukta svajonė, kuri vėl išsipildys. Dėka jūsų, kad žiūrit, tai dėkui už laikus ir komentarus, jie visą laiką padeda kanalui. Kaip jau prieš tai minėjau Instagrame, kas sekate, tai tikriausiai matėte, kad turime velenėlių temą. Apie velenėlių temą ir Dino temą atskirą video gaminsim. Sandėlio projektas visai neblogai sekasi, kol kas susirinkinėja tikrai nemažai detalių, labai daug žmonių padeda, tai dėkui jum. Iš tikrųjų, realiai pakankamai nemažai pakabukų parsidavė, tai pakabukų pagalba visas projektas realiai ir juda į priekį. Tai turim 2 green flagus. Ataskaitoje, kaip ir minėjau, nerandam, kad atsukta rida, ar tai buvo avarijų kokių rimtesnių. Tai yra iš esmės lengviausias būdas apžiūrėti automobilį. Kaip žinot, Krepšys nuolaidos kodas 20%, pigesnis CarVertical ataskaitos. Naudokitės progą, naudokitės kodu. Aprašyme paliksiu koduką. Antras green flagas, automobilį apžiūrėjęs žmogus sako, kad viskas kaip ir gerai galim pirkti. Ir, kaip ir mąstyti jau nebelieka ko. Susideda visos puzlės detalės ir krafteriokas už mane. Tai iš karto rašykit komentaruose, kokį krafteriokui duosim pavadinimą. Praeitą kartą piratą išrinkom vardą komentaruose. Alekso 46, dabar juodas piratas. Gerai, netimi gumos, einam apžiūrėti pliusus ir pagrindinis automobilio pliusas. Tuoj parodysiu. Čia yra amortizatoriukai. Tai reiškia, kad viena rankutė ramiai pasikelia. Ir klipinasi kaip diržų sagtim, žodžiu. Klekšt, viskas yra. Pats krafteriokas buvo kažkada neįgaliųjų vežiojimui skirtas automobilis, tai mums tą rampą labai tema. Dviese palapinę anksčiau keldavom, daug reikalų būdavo, dabar tiesiog su ratukais užvažiuos. Iš karto turėčiau paminėti šitą pliusą. Naktį, kai kraunamės, tos pačios lempos visą laiką trukdavo, tai yra visokie diržai, buvo diržų komplektai sudėti į šitą vietą, dabar jau čia pilna dalykų, kurios mes naudojame savom reikmėm. Buvo pradžioje 5 sėdynės, dabar liko 2, nes vietos reikia atlaisvinti palangiam ir dar daugiau palangiam. Tie begeliai yra ne veltui. Su kiekvienu begeliu gali keisti sėdynės vietą. Tai manau pas, kad nereikia nieko. Bet kaip galime įsidėlioti sėdynės ir tas yra šiaip žiauriai naudingai. Lygiai taip pat
Aš galiu pilnai atsistojęs būti automobilyje, tas yra žiauriai gerai. Čia laukia labai daug ratų, turi būti kažkurioje vietoje bačkas stovėti. Čia faktas, truputį trūksta dalių, kurias dar reikės pasigaminti. Ir ko čia labiausiai trūksta, kas pas Aleksą jau yra, tai staliukas. Tai staliukui pasilikom nuo sėdynės rėmą. Čia bus principo toks staliukas, kur galima bus atsisėst, kompą pasidaryti irgi kelionių metu padidinti. Why not? Ir reikėtų iš tikrųjų pasikeisti šitas sėdynės, nes sėdynės realiai labai, tokios. Elementarios labai. Tik aišku yra niuansėlis, kad reikia ieškoti sėdynių su diržais, kad būtų iš karto jie sėdynėse, bet čia irgi ateityje keisim. Jeigu trumpai tariant, crafteris yra maždaug 2 kartus didesnis nei kėdės. Tai dabar jau manau, profesionalus naujokai neperkrūdinės vienos mašinos ir 2 priekabos nims, bet žiūrėsim, ką ateitis mums parodys. Šitas. Mažiausiai galvau, kad reikės tokiam automobiliui, tai kiekvieną kartą, kai užlipinėjai, čia tai jau visiškai kaip ponas. Op. Priekyje pagal komplektaciją šilelis. Pakabukai krepžesys.com, žinot, kur juos rast. Tai turim conditioną, viskas kaip ir ok. Neturim cruise kontrolo, ką būtinai reikia įsidėti. Sakyčiau, nediskutuotina, kad reikalingas cruise kontrolas bus. Bet faktas, čia reikėtų Androido, kur ir navigacija rodytųsi ir muzika normaliai grotų, nes šiuo metu kolonėlės yra visiškai stokas ir jos ne kažką. Tai visai pamiršau paminėti, Limited Edition koinų turim 2 dizainų. Abu dizainai turi pakankamai dydžių, kurie nurodyti krepžesys.com. Ant kairės kojos spiriu, ant dešinės spaudžiu. Kad nesumaišytum treniruotį. Nei viena sėdynė per daug nenujota, automobilis tikrai prižiūrėtas, reikia nežiūrėti į vairą, nes bet kokiu atveju 400 000 ridos šitam varikliui yra apie nieką. Taip pažiūrėjom, kas pakapotų gero. Tai čia sakyčiau pirmasis minusas. Čia turim 2,5 TDI 85 kW. Kad jūs suprastumėt, Caddyje buvo 77 kW, ant 8 kW daugiau. Aišku, niutonų gal truputį daugiau. Bet realiai turim papildomą toną ant savo uodegos. Ką tai reiškia? Kad automobilis nevažiuoja. Ir čia tikriausiai pirmas dalykas, ką reikės išspręsti, jeigu norim tampyti priekabą, reikia lengvo boost-upo. Dar reikia vienos dalies, kurią iš karto pasibėjau tik nusipirkęs automobilį. Tai yra langų skysčio bakelio kamštis, kurio nėra. Aš iš tikrųjų nežinau kodėl, bet kiek domėjausi, tai realiai pas visus yra bėda, kad jie tiesiog nulūžta. Ta pati plasmasiuką ras problemos nėra, nes printeris ir crafteris realiai iki pirmos generacijos yra vos neidentiška mašina. Todėl principe ieškai crafterio ir sprinterio detalių ir jas rasi. Tai atrodo, radau kamštuką. Kamštukas užsakytas, variklis skiriasi iš tikrųjų pakankamai švarus. Ten kažkur keista pompelė. Pas mane yra toks spėjimas, kad automobilis, kai parkeliavo iš Vokietijos, turėjo tikriausiai motor defektą ir ta pompelė, variklis leidžia tokį garsą, lyg pradėtų kalent, ją pakeitė ir tada tas garsas dingsta ir pasidarė pinigų, parduodami kaip tvarkingą automobilį. Nes realiai niekas ir nebuvo sugedę. Taip pat, jeigu žiūrėsim, čia nežinau ar matysis, turėtų matytis realiai šitas aprūdijimas amortizatorių, kurį pastebėjau, nuplyšusi guma. Tai reiškia, kad lygiai taip pat mes ir žiūrėsim amortizatorius. Tai amortizatorius lygiai taip pat crafteriokų užsakysim. Yra N pasirinkimų, realiai tai scrolling pasirink ir kaip tik užsakinėjant dalis atsinaujino atrodo kodas, tai dabar yra krepžesys 25. Perki daugiau nei už 50 eurų ir gauni nemokamą siuntimą paštomatu. Kiekvieną detalę tau rodo, kada atsiūs ir turi 30 dienų grąžinimui. Tai free shippingas. Naudokitės progą, bet aišku, automobilis neapsieina be defektų. Turint omenyje, kad pirkom, kad vidutinė kaina rinkoje, tai vidutinė kaina rinkoje turi tokių niuansų. Čia defektas. Visas automobilis turėjo plevelę, kurią realiai Delis čia žino, ar čia ant plevelės dažė ar ką, bet visur yra burtukas. Bet gal liveryje viską išspręstų. Faktas, kad vietomis rasim parūdijimų, visokių patepliojimų. Ten, čia vietomis, žodžiu, sukilę dažai. Šitoje vietoje ne kažką jau matau burbuliukus. Realiai, žodžiu, pas Firanto reikėjo nusipirkti tą dažų korektorių, nes čia pilna tokių vietų, kurias galima su korektorium praeiti. Va dabar gerai atsiplovęs su to valikliu iš tikrųjų. Turint omenyje, kad čia visur buvo nubėgimai. Automobilis beveik kaip naujas atrodo. Šiaip varikliui jokių klausimų nėra. Tiesa, girdėjau, kad reikia šitiem varikliam pasikeisti pagrindinį diržą. Turint omenyje, kad ir čia pagal ridą pakankamai senai jis yra keistas, tai galimai to ir užsimsim. Ir va tada jau būtų logiška pakelti būstą. Realiai visą sausį filmavome visus update'us. Šitas automobilis irgi jau realiai mėnesis koks geras su mumis. Tai teko su juo pasivažinėti, bet principas, kad dabar ruošiame sezonui, nes profesionalus naujokai turi važiuoti Pro lygoje. Lietuvos įskaita. Tai ką reiškia, kad etapai vėl kartojasi, mūsų pirmas etapas vėl Rygoje ir iki Rygos mes turim pakankamai daug darbų nuveikti. Bet užteks čia kalbėti apie crafterius. Rašykit komentaruose, kaip jums įspūdžiai. Bendrai darinuosi crafterių, nes čia yra tas dalykas, kuris primena, kad kažkur nueinam. Smagu realiai, kaip kanalas auga, nes niekada nebūčiau pagalvojęs, kad šitam kanale atsiras normalus busas. Čia realiai
realiai jau antras. Turint omenyje, kad pradėjom nuo tranzito už 1000 eurų, viskas po truputį ir metai iš metų, žodžiu, po truputį viskas įrenkas. O dabar kelsimės į kitą kadrą, kur noriu jums parodyti, kaip mes filmavome kalėdinį Zestino video. Tai kas tikriausiai matėt jau Instagrame, o kas nematėt, būtinai pažiūrėkit, 2 reelsiukai. Aš manau, visai neblogi video gavos irgi. Pasistengėm gerą nuotaiką tiesiog jums suteikti, tai pažiūrim, ką ten iš užkulisių prifilmavom. Tai ką, šiandieną parodysim, kaip vyko kalėdiniai filmavimai. Ką mes čia turim? Turim Kerevičių, žinot, ką tai reiškia. Turim Čirba Fighterį jaunėlį. Nenaują perkat, aš nesuprantu. Palikit. Truputį pasipašėm automobilius, kalėdinis vaibas vis dėlto. Pas mane realiai kažkoks Rudolfas gavosi, pas Beno futuristinę mašinėlę. Turim labai įdomią dangą, nes danga tokia metalinės plytelės. Čia jau E90-ukas pravažiavo, tai galiu pasakyti, kad sukibimo per daug nėra, bet nepaskaičiau, kad jo daug ir reikia. Esminis dalykas, ką mes turim, kad jeigu žiūrėtumėt čia vat, nuo eglės iki padango turime 5 metrus, automobilio ilgis yra 4,5. Tai manau, matematika labai paprasta pasidaro, kad jeigu, žodžiu, turim pusę metro, įstrižai mašiną pasadant, tai nežinau, kiek liks. Tai realiai pagal idėją turėčiau truputį kabinti padangas, kad tilpti visur, bet kažkaip, manau, problemų didelių nebus. Jeigu ką, aš būsiu tiesiog lėtas lydas, kad Čirba normaliai atkamšytų. Šitos mašinos, sakyčiau, net gaila, bet šitą mašiną, kai jau pasizono, tai ir matosi. Šitą kažkaip per gražiai atrodo. Čia, sakyčiau, šitoje tai trūksta truputį padangos žymių. Tai pilni 2 video išėjo Instagrame, Čirbos Instagrame ir mano, su Zestino Baltic, padarėm 2 reelsiukus, tai užsukit Instagram, pažiūrėkit pilnus video, kaip sekėsi mums šitų filmavimų. O čia tiesiog lengvi insightai, nes kai vairuosiu, tiek daug nenufilmuosiu. Ką? Kas buvo, Benai? Tai tu pasakok. Prisidirbai, tai pasakok. Buvo galva, pradėjo suktis, aš rodau, kad gana, pūkštas atstumas padidėjo, galvoju, mato, atsileido į šoną. Bet kurį momentą dabar Benas ir paminėjo, kad apsižioplinau literaliai. Gaunasi, kad aplinkui eglę, kai sukiesi, realiai turi žiūrėti ten, kur nori važiuoti. O nori visą laiką arčiau važiuoti eglės ir kvailai užsižiūrėjau į eglę. Jo, bet taip ir yra. Literaliai, jeigu pasižiūri, tarkim, iš šoninį langelį arba dar kažkur, tu važiuoji jau išorę, o E9, kaip matot, iš išorės nėra vietos visai tai daryti. Šakės kaip sunku. Ta prasme, ir tą momentą ir gavos, kad periferinio žiūrėjau į priekinį ratą, o ne į jo langą. Ir gavosi man tas padidėjimas atstumo, pagalvojau, kad ai, tai čia padidėjo atstumas, tai čia reikia, sumažinti atstumą. Tai jo, toliau jau tiesiog nesureagavau, nes užsisuka literaliai smegenis, kai sukiesi ratuku. Net ir dabar išlipęs jaučiuosi, atrodo, kad visą laiką tiesiog tai būčiau sukęsis. Tai keistas jausmas. Ką žinau, iš suvedimo tai lygiai neatrodo, kad kažkas pabėgė labai. Va tas man reikia šiausia, taip. Ne, niekas nevien. Jau 3 tiesus, daugiau 3. Šis turbūt. Pradiniai planai buvo čiate, kad filmavimas kiek čia truks, max 5. O, jezu, buvau, apsisuko vaizdas biški. Čiate, kad truks filmavimas kokias 5 valandas, tai ne, jau daug daugiau trunka ir tikriausiai perkelsim į kitą dieną. Pala, nefilmavom. Pradėjom žaisti su švieselėm. Turim litavimo visą įrangą, turim ZTŠ, tai principė, bet kuri bėda mums nebe bėda. Kaip sakai, keisim motorą čia šiandien? Tepalus keičiau, tiksliau dapyliau. Jo. Tepalai yra, vairo supintuvo tepalo yra. Tai gal tavo nekeist, bet čia. Irgi reikia turėti omeny, kad kai burnautą darai, to aušinimo negauni. Tai tas antrabėgio burnautas, man Alytus jau kažką minėjo, kad kai dariau burnautą, tai truko 10 sekundžių ir tada jau temperatūros pasakė, kad enough is enough. Tai tikėkime, kadangi dabar yra pakankamai šalta, kas su ta bėda nesusidursim. Dabar, aš čia tokio klausimu. Važiuoti, gal man varyti pas erą, tada gauti visus įrankius. Nes Aleksas dabar atvažiuoja iš Jonavos su Pusiš. Tai per tą laiką, kol aš nuvažiuočiau įrankių. Karočią, kišu paslenkščių. Kvietai lenkščių ratų. Davai, aš žinau. Manau, pasakot nereikia. Tuliukai nėra perlai, jie ne savo vietose. Mes turim visiškai palaidotą Pusiš.
Sakai, kad nekimba. Literaliai sakiau, kad daug sukibimo neturėsiu. Ir tada Benas teisingai pasakė, kad danga tai įsigumina, o kai mes žinom, kai danga įsigumina, tai, žodžiu, gryba bus. Šiaip jinai labai greitai įsigumina, nes aš burnautėlį pradėjau daryti pradžią kaip juoda iš karto. Jo, nes iš karto realiai veda priekį, tai galimai čia po poros ratų mes turėsim reikalų, bet ką mes dabar turim, tai pasikeisti pusušį, tai nuvažiavau vėl pas Andrių, pasiskolinau truputį įrankių. Vieną užskaitau, buvo visokių dalykų. Viskas išgyveno, eglutė išgyveno, kameros išgyveno, automobiliai išgyveno, viskas good. Tai toks sąlyginai. Turėjom UHP komplektus abu. Ir čia buvo naudotas komplektas, kur buvo gal 30-40% likučio ir jo vis dar 20% yra. Kitoj pusėje gal tik tai 10, bet žodžiu. UHP-škės duoda dūmų. Nepamirštam uždėti laiką, susitiksim kitame epizode. Fit love, Zestina Baltic. I feel so euphoric.